Susispėtimai apie nepaprastai paprastus dalykus. Filosofas Rasas Maksalis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas. Kiekvieną mėnesį YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast ir visur ten, kur randate tai, kas jums įdomu. Sveiki, mano vardas Saulius Jovaišas ir čia Susispėtimai. Reguliariai, kas mėnesį, minimum arba tada, kada jums patinka, ten, kur jums patinka. YouTube, Spotify, Apple podcastuose galite rasti pasikalbėjimus, kuriuos mes taip tarpusavyje kaip kažkada seniai pradėjom seniai juos nuo to, kad mes pasikalbėsime apie nepaprastai paprastus dalykus. Ir tai mes darome, kaip jau buvo pranešta džingle, su filosofu Rasiu Makseliu, kuris iškilmingai niekaip neišeina iš darbo, ir psichologu Viktoru Keturakiu, kuris prašė disklaiminti, kad sakė, aš su tokioj vietoj, kur net internetas trukinėja, nekalbant jau apie mintis, jų seka ir visa kita. Tai ačiū, kad susitikome, ačiū, kad prisijungėte prie mūsų ir šiandien, negaištant laiko, mūsų tema yra panika. Panikos priepuolis. Aš net specialiai nuėjau į Google ir susivedžiau, kas yra panika, kas yra panikos priepuolis. Ir aišku, kad ir kiekvieną kartą, kada mes skaitome medicininę literatūrą arba medicininę enciklopediją, pavyzdžiui, arba internete susivedam savo simptomus ir nesustojame toje vietoje, tai paskui suprantame, kad mes visi iš principo šiandien sergame tuo, kas ten parašyta. Tai ir matyt, ne kartą esame patyrę tai, kas apibūdinama internete kaip panika. Bet mes pažiūrėsime, prie kur čia mes nueisime visi kartu. Rasiau, čia buvo tavo pasiūlymas, netgi ne psichologo, o filosofo pasiūlymas. Kodėl tu pasiūlei paniką? Taip, čia ir toks triukas. Iš esmės čia daugiau psichologinė tema. Tai iš anksto atsiprašau, čia dar vienas disclaimeris, kad čia bus filosofinis pasvarstymas. Nes kažkaip nežinau, mes turėjom panašių temų, pavyzdžiui, apie nerimą, ar ne? Ir man kažkaip tai yra susiję. Bet tai galbūt būtų netasa tos pačios nerimo temas, nes mes labai dažnai, kada ištraukiam kažkokį tai tokį diskomfortišką, tokį blogą reiškinį, mes jį dažnai bandom kažkaip viena vertus suprasti, kita vertus kažkaip prisijaukinti, ar ne? Tas mūsų tokia taktika kartais kartojasi. Tai tam kontekste man iškilo klausimas apie paniką, nes aišku, mes susidarėm su tuo reiškiniu galbūt ne pačia aštriausia forma dažniausiai, bet kartais būna toks jausmas, kad kažkaip kažkas man trukdo kažką tai padaryti, kažkokia tai tarsi jauti, kad tu prarandi kontrolę ir tada supranti, kad ilgą laiką tu ėjai prie tokios būsenos, kuri, reiškia, kažkaip tai transformuoja tavo įprastą tokį, kaip tu jautiesi, kaip tu funkcionuoja, kaip tu, reiškia, tvarkai savo reikalus, bet tu jau pradedi jaust, kad tu artėjai prie tokios būsenos, kada turėsi problemų. Tada dingsta kažkokios kontrolės perspektyva, kad, reiškia, kaip ten enciklopedijoje paskaitai, reiškia, kažkokios katastrofos nuojauta atsiranda ir taip toliau. Tada aš pagalvojau, galbūt panikos ataka yra toks kaip ir ženklas, kelio ženklas, kuris mums leidžia pabandyti aptarti arba bent jau apmąstyti viena vertus pačią būseną, kita vertus, ką jinai reiškia iš tikrųjų ir galiausiai trečia vertus iš tikrųjų, kaip su tuo tvarkytis, jeigu reikia tvarkytis. Nes šiaip pasižiūrėjau, man pasirodė labai įdomu, o čia kaip filosofas pasakysiu, toks paradoksalus santykis. Viena vertus, pats apibūdinimas šito reiškinio, nes aišku, tas reiškinys, mes su juo susidurėm netgi jo neįvardindami niekaip, kad tai yra tokia būsena, kada atsiranda kažkoks paralyžuojantis staigus nerimo jausmas, kad atrodo, kad, žodžiu, tai, kas vyko normaliai eiga, nebevyksta ir tada staiga kažką tai reikia daryti, bėgti, rėkti ar žodžiu, ir taip toliau. Tai šitą reiškinį mes vadiname vardu, kuris yra susijęs su Pano įvaizdžiu. O Panas yra toks, graikų mitologijoje, toks miškų dievas, ten žvėrelių dievas, jis ten toks panašus į pusiau į ožį, su tokiam ožio kojom laksto, žodžiu, ten jis, reiškia, prižiūri, ten Silena yra tokia irgi, reiškia, mažesnio rango dievybės, bet jis yra veikėjas, kuris paprastai, bent jau viena iš tokių siužetinių linijų mitologijų, kada jisai snaudžia, miega. Čia prisiminkim, Debussy yra toks Fauno popietė, toks labai labai ramus, toks tiesiog
hipnotizuojančiai ramus impresionistinis kūrinys, labai gerai atspindi tą nuotaiką. Jisai savo snaudžia ir miega, bet kada jisai pabunda, jis pradeda labai labai stipriai rėkti ir va, tas riksmas sukelia visiems žvėrims aplinkui paniką ir visi tada tiesiog kažkas, reiškia, atsitiko, reikia bėgti, ir tada visi paniškai bėga. Čia gaunasi panašus efektas, jeigu, pavyzdžiui, gaisras ir žvėris bėga nuo ugnies, ar ne? Tik čia ugnies nėra, bet yra kažkas kitas. Man šitas kontrastas pasirodė labai įdomus, nes šitas kažkaip tai, ar tai yra tas ženklas, dabar jau klausiu kaip filosofas, čia klausimas jums, ką jūs manote, ar tai yra tas ženklas panikos kaip po tokios mums visada skatina tarsi kvestionuoti savo tą ramią būseną. Tu gali taip gyventi tam miške, kur panas miega, bet jis visada ten miega. Jis bet kada gali pabusti, ar ne? Ir tas miškas, kaip simbolis, jisai yra, dažniausiai visada, ką mes darom. Tai yra ta tvarka, kurioje mes gyvenam. Kaip, kas mums yra įprasta, tai yra, reiškia, kol mes aktyvus, tol panas snaudžia. Kai jisai pabunda, tada mus paralyžiuoja, mes tampame neberacionalūs, visas tas pasaulis dingsta kažkur, tai reiškia, paniška baimė mus išjungia visiškai. Man sunku suprasti, kokia to vertė iš tikrųjų, nes jeigu žiūrėtume biologiškai, gal čia yra tas toks instinktyvus bandymas pabėgti iš situacijos ir tokiu būdu išgelbėti savo gyvybę, galbūt tas biologiškai žiūrint. Bet nuo ko prasidėjo mano šitas klausimo kėlimas yra, ar nėra taip vis dėlto, kaip mes visada įpratę kultūriškai sakyti, svarbiausia nepanikuoti, ar ne? Reiškia, tu turi problemą, bet tu svarbiausia nepanikuok, reiškia, būk pasiruošęs, galvok iš anksto, ką tu darysi, kad tik neatsitiktų taip, jog įvyktų tas, reiškia, virsmas, ar ne? Reiškia, aš buvau nemiegantis, panas miegojo, staiga apsivertė, reiškia, jisai pabudo ir aš išsijungiau, ne? Bet kad visą laiką šito išvengti. Tada kyla toks labiau, galbūt, sakykime, dar ir psichoanalitinis klausimas, ar ta paniška baimė nėra kažkokia riba. Reiškia, panašiai kaip vyksta su traumomis mums, ar ne, kad mes patirime traumą, tai ta riba iki traumos mus tarsi apriboja. Mes žinome, kad mums to negalima daryti, mes žinome, kad mums ten negalima eiti, vengti reikia kažkokių tai patirčių, kažkokių veiksmų, taip toliau. Net pasąmoniniam lygmenį tas vyksta, mes tiesiog bandom apeiti tos dalykus. Tai galbūt tas pati idėja tos panikos, ypač kada mes kalbam apie tai, svarbiausia nepanikuoti, irgi yra tarsi toks atribojantis, reiškia, ženklas, kur mums bando kažkokį taip suteikti kažkokią tai orientaciją, kelią, kažką taip toliau. Bet paradoksaliai tai nesuveikia, nes tada tu galvoji, gerai, tada aš pasiruošiu ir tada pradedi ruoštis visam kam ir tu supranti, kad kada jau tu iškeli savo tą klausimą, kad tu turi pasiruošti, tai tu supranti, kad realiai tai tu negali viskam pasiruošti. Ir tada tas grįžta vėl. Ir tada prasideda ta, reiškia, irgi vėl ta panika. Tai reiškia, tai pasirodo, kad aš negaliu, tai gal geriau tada aš nusnausiu dar truputį, ar ne, tada į tą ramesnę būseną grįšiu. Man pasirodė taip savotiškai tokia paradoksali dinamika. Aš tada jau papasakoju, kaip filosofai atrodo, bet čia, aišku, daugiau galbūt Viktoras galėtų pakomentuoti, nes tai iš esmės psichologinis reiškinys, kaip psichologai tai žiūri, man tikrai labai smalsu. Jau, ačiū labai. Čia man pačiam įdomu, kaip mes pradėsim ir ačiū Rasi už tą mintį apie kas yra kitoj pusėje negu panika. Nes dažnai, jeigu mes norim suprasti reiškinius, yra gerai žiūrėti ne kas yra, o kas nėra panika. Tai ar panika yra ramybė, ar panika yra snaudimas. Tai man atrodo, čia yra gera takoskyra, nes daugelis žmonių galvoja, kad šiaip jeigu jie ramiai gyvena ir paskui juos ištinka kažkas, kas panašu į paniką. Tarkim, ne? Taip. Bet pagal šitą apibūdinimą, ir aš sutinku iš psichologinės pusės, tas ramus gyvenimas iš tiesų buvo snaudimas ir nematymas daug dalykų po vandeniu. Pavadinkim, po ką, kurie paskui pramuša. Ir tada tai, kad žmogus snaudžia ir miega, yra gera metafora tokio nebuvimo pilnam sąmoningume, bet aš be kritikos sakau, nes jeigu mes viską suvoktume, tai mes tikrai gali ištikti, nežinau, ar panika, ar perdozavimas įspūdžių. Tai tada mes, kaip sakyt, slopinam save, mes gyvenam, kažkaip ten einam į darbą, gyvenam dalykus ir staiga mus ištinka. Nes aš kai klausiu žmonių,
nuo baimių su panika, aišku, kai dirbi su žmogum su panika, tai tikrai nieko neklausinėjai ir žmogų pirmiausia reikia greitosios pagalbos. Tai yra, dažniausiai tai yra susijęs su po visų minčių ir bandymų kontroliuoti ir nesėkmingų pasikeičia kvėpavimas, prasideda vadinama hiperventiliacija, tai yra žmogus kvėpuoja tankiai, paviršutiniškai, tada dar keičiasi būsena, nes persisotina deguonės, tada svaigsta, tada mato, kad tikrai nekontroliuoja. Ir čia toks, reiškia, užburtas ratas žmogų meta į tokią spiralę, kuri, niekam nelinkėčiau. Ir tada pirmas darbas yra jau, kaip sakyti, atsistot ant kojų, kaip ten toj negyvojo jūroje, kai tave pradeda kaip plūdurą kelt. O tik paskui visą kitą bandyti suprast, aiškinti, bet pradžioje reikia išlipti ant kranto ir atsistoti. O paskui mes galime jau žiūrėti, kas atsitiko. Tai dinamika, kuri dažnai vyksta su panikos situacijom, tai yra, kad žmogus gyvena ramų gyvenimą, o tas ramumas susideda iš to, kad jeigu kyla kokie nors jausmai, kurie neramus, pyktis, baimė, liūdesys, tai žmogus ramiai tą supakuoja ir uždaro į spintelę. Netrukdyk dabar, aš čia turiu darbus eiti arba aš einu. Bet ta spintelė nėra rami. Ir žmogus irgi šiaip tai minties krašteliu, kad ten yra tamsus kambarėlis. Net jeigu jis uždarė, jis nepamiršta. Kaip sakyti. Ir tada gyvena toliau, ten tas kambarėlis pildosi. Ir kaip kontrolė veikia, bet staiga vieną dieną visai nesusijusi, kas žmogui būna pats baisiausias dalykas. Jis tiesiog vėl gyveno normalią dalį ir staiga jį pažadino. Staiga pradėjo darytis reakcijos, kurios yra nekontroliuojamos, nesusijęs su kontekstu. Nes žmogus sako, aš čia staiga pradėjau bijoti, aš visai ramiai sėdėjau sodyboje arba ten buvau išvažiavęs, ir staiga kažkas pradėjo darytis visai neiššaukta. Tas tik tai padidina, baimingumą arba baisumą šitos situacijos. Ir dažniausia panika yra susiję, kad kažkas darosi su manim. Dažnai mes įsivaizduojam paniką kaip išorinę grėsmę. Liūtas bėga, ten miškas dega ir ten taip toliau. Iš tiesų, psichologinė prasme tai yra baimė, toks pajautimas, kad išprotėsiu. Tai yra išprotimas, kad kažkas prasiverš viduje mane ir užpils. Ir iš dalies teisus, nes žmogus nebekontroliuoja savo minčių ir savo pojūčių. Ir tada, kaip jis tada jau ten tvarkosi paniko kaip ir yra, ir ateina į pagalbos ieškoti, nes atrodė viskas gerai, bet staiga ne vietoje ir ne laiku man prasiveržė. Tai kada kitą kartą prasiverš. Ir ta Pano metafora miško, tai galima sakyti, ten panikos tokia egzistencinė, kaip sakyti, esminė rizika, mes nežinom kada, ar ir kada mes išprotėsim. Kada pamesim protą. Tai reiškia, aš noriu pasitikslinti truputėlį, Viktorai, man šitą vietą svarbu yra suvokti, kad galėtum toliau tęsti ir rasiu taip pat tau perduosiu žodį, bet ar tai reiškia, kad tas prasiveržimas, tas baimė išprotėti, tai yra kalba apie tai, kad tai, ką aš atidėliau, jeigu kalbėti visai taip psichoanalitiškai, reiškia, tai, ką aš dėjau į tą dėžutę, kad man netrukdytų gyventi ramiai tam miške, ir tai iš manęs gali prasiversti, ta prasme, būtent tas baimės dydis atsiranda iš to, kad visa tai, ką aš į ten sudėjau, gali prasiveršti. Ir aš išprotėsiu. Šiaip tai žmogus nepastebi, kaip atidėlioja. Čia jau daktaro, mano, arba psichoanalitiko, ar kieno nors interpretacija. Bet šiaip tai žmogus net nepastebi, kad atidėlioja ir jis nesupranta, iš kur prasiveržia. Tai yra sujungti ryšį, kad žiūrėk, tu atidėlioji ir tau prasiveržia, tai jau pusė panikos nebėra. Bet dažnai to ryšio nėra. Dažnai atidėliojimas vyksta savo ruoštų. Prasiveržimas visai nesusijęs, nes ten nei manęs kas nors pykdė, nei gąsdino, aš ramiai buvau ir staiga nebegaliu valgyti, nebegaliu kalbėti, panašiau, kalba, bet šitų sąsajų, kaip sakyti, jos nėra akivaizdžios, nes neįvyko jokio trigerio. Rasiu, ką tu galvoji. Aš tiesiog man labai patiko, čia dar viena tokia graži inversija yra tokia savoka panic room, ar ne? Tai šitame Viktoro pasakojime tai yra kažkas visai priešingo. Tai yra ne ta erdvė, kur tu, reiškia, pasislėpi, bet ta erdvė, kur tu slėpi visą tai, kas tau trukdo snausti, ar ne? Ir paskui, reiškia, iš ten atsiranda, čia yra greičiau tas iš pasakų, kur, žodžiu, ten būna, kad ateina kažkokia tai, reiškia, mergaitė ar berniukas ir sako, čia visas namas, bet ten neik, nes ten durys uždarytos, čia tikrai neik, jokiais būdais neik. Ir mes tikrai žinom, kad jinai ten niekada nenueis, ne? Tada atsiranda istorijos tam tikras siužetas. Tai čia irgi yra panikos kažkokia vieta ar spintelė, kur iš esmės, ką mes ten atidedam, tai yra dalis mūsų. Bet pačiu faktu, kad tu bandai save taip disiliuoti ir filtruoti, tu tada sukuri tą tokią prielaidą šitai būtent
šizofreniškai situacijai, kada tu save suskaidai tokiu būdu ir tada kas yra būtent tos beprotybės baimė. Tai supratimas, kad ne kažkokia tai tikrovė prieš tave byra, bet kad tu pats byri, kad tu negalėsi jos vertinti adekvačiai, reiškia, kad tavo subjektas kažkur tai dalyjasi šitą vietą. O čia yra didžiausia baimė, iš kur ateina. Šitas veiksmas, be kurio negalėtum funkcionuoti, bet jisai neišvengiamai, reiškia, sukuria tą prielaidą tos beprotybės, man atrodo taip. Ir tai nėra vienintelis. Nu, ta prasme, aš noriu papasakoti tą scenarių, kad tai nėra, žmonės turi, ką žinau, skrydžių baimę, ne? Ir ta skrydžių baimė, kuri eskaluojasi iki panikos reakcijos, nes jis yra lėktuve ir aš, kadangi tenka daug skraidyti, aš tikrai neįsivaizdavau, kad nemažai žmonių turi baimę, o dalis tą baimę užauga iki panikos, nes jisai sėdi tam lėktuve, jis bando su tą savo baimę kažkaip susitart, gal nieko, gal viską galėsiu. Jinai neklauso tą baimę, tada kyla jau jausmas, ne tai, kad skrydžio bijau, bet aš jau nebesusitvarkau ir tada situacija lipa į viršų. Tai yra kaip ir išorinė situacija, jis yra ore, gali įsivaizduoti, kas vyksta, bet dažniausiai tai vis tiek bijoma, panikuojama dėl savo reakcijos, su kuria aš negaliu sutvarkyti. Tai yra tai, ką jau sakei, kontrolės jausmo vis mažesnis patyrimas, kad šiaip mes kontroliuojam savo būseną ir mes kaip žmonės didelė dalim tą ramybę turim, bet kaip kontrolės būdu yra tam tikros situacijos, kaip niekaip nepasiduoda kontroliai mūsų mintis ir mūsų jausmai. Man pasirodė dar labai įdomus tas papasakojimas, kokia praktinė seka veiksmų, kad jeigu sukyla ten tie tokie fiziologiniai reiškiniai, kad tu pirmiausia sprendi tuos dalykus. Tai čia pratęsiant tą alegoriją su mišku, kada tu jau miške pavirsti į žvėrį, kuris bėgia, tai tada su tavim reikia iš esmės kaip su tokiu ir elgtis. Iš esmės tu tada negali apeliuoti kažkokią tai sąmonę ar ten protingą pradą toj situacijoje, bet tu turi visų pirma kažkaip tai tą žvėrį nuraminti šitoje vietoje. Man pasirodė, čia kažkaip irgi labai, labai toks iškalbingas momentas. Jo, ir čia man atrodo toks, žmogaus esminė ta dilema, savo žvėries sutramdymas, ne tik panikos metu, bet apskritai. Mes gyvename, mes turim kažkokį gyvūną savyje ir mes jį sutramdom. Ir iš principo gyvenam. Ir čia prasiveržia gyvūniškumas per tą panikos epizodą. Ir tada, kaip tu ir sakai, pirmas momentas sutramdyti žvėrį, o paskui visą kitą, o paskui toliau būti žmogumi. Tai tas tramdytojo darbas yra pirminis prieš buvimą žmogumi, Ir yra būdas, ir yra, ne visada padeda, bet vienas iš būdų tai yra iš tiesų kvėpavimas, tai dažniausia, praktika. Tai yra suvaldyti kvėpavimą ir dažna bėda, kad žmonės suvaldyti kvėpavimą, tai bando, sureguliuoti, reiškia, tai bando įkvėpti. Kažkaip trūksta oro, tai įkvėpti, o paradoksaliai reikia atvirkščiai iškvėpti. Įkvėpimas jau neišeina, nes plaučiai jau ir taip pilni oro, nes jau dažnai prikvėpavimas. Ir tu turi iškvėpti viskas, kas buvo ir kas dar užsiliko iš anksčiau. Ir čia sunkus pratimas, bet aš žmonėms sakau, iškvėpk dar. Jau sako, iškvėpiu. Ne, tai dar nekvėpk, bet dar kartą iškvėpiu ir dar 2 kartus po to iškvėpiu, jau maniai, kad iškvėpiai. Ir tas tikrai, kažkur duoda ten maišelį, popierinį kvėpuot, kažkokiu būdu mažina deguonies padavimą. Čia kaip tik labai geras praktinis patarimas visiems mūsų klausytojams, man atrodo, aš nežinau. Bet gal iš esmės kažkaip fizinis veiksmas kažkoks, jisai toj situacijai yra geras būdas kažkaip, tai bent jau nusiraminti kažką. Tai ar fizinis pratimas gali net krūvio kažkokio. Bet gerai gali būti kažkam net krūvio, kad organizmą kažkaip perkrauti. Jeigu išeina daryti fizinį jėgą, Aš čia galvojau, pasidalinsiu tiesiog savo, kad testuojam, tas labai praktinis posūkis, labai geras, kai tu pradėjai kalbėti apie tą iškvėpimo būtinybę ir apie tą žvėries vidinio sutramdymą. Man iškilo galvoju dar toksai, aš pagalvojau, ką aš dariau, kaip mane ištiko panika. Mane yra ištikę kelis kartus gyvenime panika ir tai yra, tam tikrom aplinkybėm, aš jas žinau, tos aplinkybės ir dabar aš jų vengiu tų aplinkybių, turbūt, arba reikėtų kažkaip kitai turbūt daryti, aš jų vengiu tų aplinkybių. Bet man buvo įdomus labai dalykas tai, kad kada mane ištiko tasai momentas, kada aš pradėjau, išsigandau, kad toj mirsiu, ar ten kažkas iš manęs išsiverš, kažkokio nekontroliuoju visiškai situacijos.
Pirma mintis, aišku, buvo fiziškai tiesiog gultis arba sėstis. Tai yra kaip kuo arčiau žemės, kad nebūtų, nes ten pradeda tave visai, mane bent jau tai pradeda makaluoti, tai va, reiškia. Bet antra mintis buvo kviestis pagalbą. Man pačiam tai yra labai įdomus pačiam tas momentas, kad vis dėlto automatiškai aš skambinu greitai pats. Ir antru žingsniu aš skambinu tam, kuris arčiausiai. Žinau, fiziškai yra arčiausiai, tai yra ten, reiškia, kažkoks artimas man žmogus, kuris fiziškai yra arčiausiai, geografiškai yra tas vietos, kur aš esu. Ir žinodamas save, žinau, kad, reiškia, man būdinga daugiau spręsti dalykus pačiam savarankiškai ir aš tikrai irgi esu iš tų žmonių, kurie labai aiškiai suvokiu, kad aš labai bijau bejėgiškumo, reiškia, negalėjimo tvarkyti su dalykais savarankiškai, bet pirmas instinktas, kai pasidaro, ištinka šitas momentas, yra prašyti pagalbos, kreiptis pagalbos. Kaip, Viktorai, tau tai atrodo toksai momentas? Jo, labai, labai gerai, nes tai irgi yra kažkas, ką gali padaryti, tai yra kontrolė tam turi. Ir tai yra nebandai pats tai, kas jau ir nesigavo pats. Nes panika nėra pirma stotelė. Ten kažkas kyla, tada bandai kaip mintis nukreipti, neklauso, tada dar labiau, tada jau pats jau bandai, kaip sakyti. Tai kreipimas pagalbos, tai yra įėjimas į išorę. Ir dažniausiai su to kvėpavimo pratimu tai irgi, kad ne vienas žmogus kvėpuoja, bet aš jį instruktuoju, aš esu su juo. Tai kažkuria prasme tai yra du elementai, jis kvėpuoja, bet dar yra antras žmogus, pagalba. Tai aš labai sutinku, kad tai padeda, kaip sakyti, išspręsti tos neturimos kontrolės jausmą, atiduodant ją ar prašant, kad kitas pakontroliuotų. Pabūtų, pasaugotų, pagelbėtų. Tai čia yra labai taip. Labai trumpai, tiesiog kita pusė yra ta, kad panika labai greit užkrečiama. Yra, kada panikuoja kitas, tai labai, reiškia, gali apimti ir visus kitus. Reiškia, čia priešingai ne to, kad tai yra, kiti žmonės yra ne tik būdas susigrąžinti kontrolę, bet ją ir prarasti, ta prasme, jeigu panikuoja grupė žmonių. Tai čia tuose apibrėžimuose irgi dažnai rašoma, reiškia, kolektyvinė panika yra. Nes žvėris iš miško bėga visi vienu metu. Tai aš nežinau. Čia abejonė tokia, nerasiu. Ne, čia nebejo, nes čia yra, man atrodo, čia logiška, kad šitie dalykai jie yra susiję, nes kai tu pats nebekontroliuoji savęs, tai kitas žmogus yra tas, reiškia, dar ne žvėris, ar ne, kuris gali tave, reiškia, padėti išsiropšti tą, reiškia, žmogaus lygmenį, bet jeigu jis yra žvėris pats, tai dar sunkiau tą daryti. Čia, man atrodo, čia labai logiška, kad taip yra, to jautrumo akimirka, čia yra esminis skirtumas. O kai Saulius pasakojo apie tą, reiškia, pagalbos, tai aš, savo atvejus, kiek prisimenu, tik iš tikrųjų tas yra. Taip. Ir labai keistai tas veikia. Netgi, pavyzdžiui, tuo momentu aš suprantu, pavyzdžiui, kad neateis pagalba, bet pats faktas, kad iš manęs išeina kažkoks, reiškia, šauksmas pagalbos, suveikia pozityviai, aš nežinau kodėl šitoje vietoje, reiškia. Tai, kad aš ieškau pagalbos, tai man yra kažkoks galbūt pripažinimo momentas, kad aš esu tokioje situacijoje. Tas kažkaip tai man vienu momentu padėjo, nes realiai tiesiog nebuvo fiziškai tokios galimybės, kad kažkas ten mane kažkaip tai. Tai reiškia, kad jausmas, kad tu ne vienas tiesiog, padėjo tas suvokimas, kad tu ne vienas, kad iš principo ne vienas. Konkrečiai čia buvo toks atvejis, kad aš, reiškia, nusprendžiau perplaukti ežerą ir išsigandau vidury ežero, kad aš neperplauksiu. Aš pradėjau šūkauti ten ir aš puikiai suprantu, kad niekas dabar neatplauks manęs trauk, nes jis tiesiog labai didelis. Bet kai aš suvokiau, kad kažkas mane girdi, nes tikrai kažkas girdi ten, ir man jau vienodai rodo, ar jiems čia, ar čia man nefaina, ar nepatogu, tas kažkaip suteikė jėgų, bent jau tai, kad aš žinau, kad kiti mane girdi ir tada aš perplaukiu kiek liko, viskas. Bet daugiau nedaryčiau, tu nesaprai. Nešauktum ar neplauktum? Neplauktum. Nes nešaukti tiesiog negali tikriausiai tam jūrs. Turbūt yra bus, kada net negali šaukti jau. Kažkuria prasme. Tikriausiai, jau. Tada tas būtų dar viena spiralė, sukurtų dar didesnį panikos jausmą tuo momentu. Čia, žinai, čia dar sudėtingesnė situacija, kaip tu pasakoji, kai jau dar plauki, tu, kaip sakyti, realiai esi grėsmingoje situacijoje. Žinai, kad jeigu pamesi galvą ant kranto, tai, blogiausiu atveju, užspringt gali, bet jeigu saugiai būsi, žinai. O vandenį, jeigu pamesi galvą, ir nustos dirbti, tai yra tikra grėsmė. Čia
panika dažnu atveju yra tokia vaizduotės dalykas, tai čia mišri situacija, jinai yra objektyviai grėsminga ir subjektyviai baisu. Panika įmantai. Bet žiūrėkit, galime truputėlį atskirti du tokius dalykus. Vat yra panikos ataka, mes aptarėm tą panikos ataką, kaip čia mes medicininis tas momentas, kad iš tiesų iš tavęs, bijai, kad iš tavęs išsiverš, ar bijai, kad numirsi. Tas akimirka tokia, kuri tave ištinka ir iš tavęs ten tavo, bijai, kad ta tavo Pandoros skrynia atsivers, reiškia, kažkurio momentu, kažkuria prasme, tai man metaforiškai skamba. Bet yra dar ta kita dalis, tai yra toksai panikavimas. Tai yra panikos ataka ir panikavimas. O tas, kad tu Rasu sakai, tarsi kada jinai užkrečiama tampa ta panika, kada jau pasidaro nebe vienas tų žvėris, o žvėrių aplinkui pasidaro daug. Ir kada mes, realiam gyvenime, pavyzdžiui, kada atsitiko pandemija, pavyzdžiui, kaip pandemija, ir atsitiko labai daug žmonių pradėjo panikuoti. Ir ten, kad užsidarė verslai, ar ten baigėsi kažkokia veikla, ar kažkas teko nebegalėti išeiti, nebeišleisti vaikų į mokyklą ir panašiai. Ir atsirado panikavimas. Ir va čia kitas tarsi aspektas, toks socialinis, toks panikos momentas. Ką jisai daro? Ką jisai kūrė? Ką jis, kaip čia sakyti, ne tai, kad kokia jo nauda, nes čia aš dar nežinau net kaip paklausti, bet ką sukuria panikavimas? Ką jisai indikuoja, tiksliau būtų, ką jisai indikuoja tas panikavimas? Rasiu, ką tu galvoji? Žinau, gali būti įvairiai, bet man atrodo, tai indikuoja, kad yra kažkokia reali problema ir kad jinai buvo iki šiol neadekvačiai suprantama. Kad mes tada atsidūrėm kažkokiai mums naujoje situacijoje, kuri iš mūsų reikalauja kažkokių tai veiksmų, kurių mes dar nemokam imtis ar nežinom kaip imtis. Va čia atsiranda tas toks kolektyvinis kontrolės praradimas. Ir tas labai gražiai, labai taip ryškiai persikloja, nes kai tada vienas dalykas, kai tu savim pradedi abejoti, bet kitas dalykas, kai tu pradedi abejoti visuomenę, pavyzdžiui, kada dalykai, kurie, tu negali, tu bijai žvėrio savyje, bet tu lygiai taip pat gali bijoti žvėrio visuomenėje, nes, pavyzdžiui, minė, kuri yra visiškai, reiškia, nekontroliuojama, jinai tau gali būti pavojinga ir tada jau nebesvarbu, ar tu ten viduje žmogus, ar tu žvėris, bet nuneš tave kartu su viskuo. Tai va šito, man atrodo, mes bijomės to, reiškia, dėl to, nežinau, čia nuo visuomenės priklauso, bet aišku, labai svarbu kažkaip įgauti tos kontrolės įgūdžius kažkokius, tai arba bent jau susikurti savo kažkokią tai iliuziją, kad tu neprarandi tos visos kontrolės, kad yra kažkokie sprendimai ir taip toliau. Tai čia pandemijos atvejis labai geras, nes kažkaip šita, bent jau kiek prisimenu, ta bendra panika šiek tiek atslūgo, kaip atsirado kažkoks solidarumo jausmas. Ir, pavyzdžiui, ir atsirado tokie labai įdomus solidarumo jausmo variantai. Kaip, pavyzdžiui, tai buvo ryškiausias mano supratimas, kad, pavyzdžiui, valstybė su savo viešuoju sektoriu ir verslas, jie labai vienas nuo kito priklauso. Bet tai yra, atrodo, paprastas dalykas. Bet tu tokiose krizinėse situacijose, tu matai, kaip realiai tai yra susiję ir kaip tada svarbu, reiškia, rasti kažkokių bendrų sprendimų. Tai čia, kada tu mokaisi pats ir mokosi visuomenė, randi naujus tuos veikimo būdus, tai, man atrodo, galbūt čia ir yra prasmė tos panikos, kad tai yra signalas ir reikėjo jų ieškoti, tikriausiai taip. Turi, ką tu manai? Aš manau, kad žmonės tikrai skirtingai elgiasi ištikę, nežinau, ar baimės, ar jau panikos. Nežinau, ar ten tai, kad žmonės garsiai, kaip sakyti, indikuoja, ar jie panikuoja, o čia aš atskirčiau. Ar yra panika, ar jie panikuoja. Tai yra būdas, kaip šitiem šikšnosparniam, kurie leidžia labai daug signalų į aplinką, gaudydami signalus. Reiškia, kažkuria prasme tie žmonės, aš kaip veikiu, ar kaip galvoju, ar dalis kiti kaip veikia, tai yra, yra kažkokia sistema, tvarka, taip, pandemija čia viską sudrebina, bet iš principo pasitikiu, kad yra protingi žmonės vadybinė prasme, kurie organizuoja, yra protingi žmonės specialistai, kurie ieško būdo. Ir aš kažkiek pasigilinu, ar jie supranta, viskas toliau aš jau atsiduodu jų rankas. Bet jeigu aš nepasitikiu, arba toks žmogus nepasitikė, tada jisai klykia į eterį ir ieško spindžių, ar yra kaip kiti. Nes tokioje situacijoje būti, kai yra viskas griūna ir nepasitikė nieko, valdžia nepasitikė, specialistais nepasitikė, covidas ateina, tai, tikrai baisu. Tai ką daryti? Solidarumo netikiu, kad žmonės vieni kitiem vilkai, valdžia vagis, specialistai apgavikai. Ir ateina mirtina lyga, ar pavojinga lyga. Tai ką daryti? Tai, patys save, pats savęs išgąsdinimas. Tai čia gali būti labai, tikrai yra įvairių būdų, bet vienas iš būdų, kad žmonės
tokiu būdu raminasi, žinai, nes ta įtampa sukyla viduje, ta jau, sakyčiau, ar panika, ar baimės didelė. Ir tada, kad ją laikyti yra labai sunku, uždaryti kambarį neišeina, nes yra kelių rūšių žmonės. Vieni uždarinėja kambariukui, o kiti triedžia, žinai, ar ten leidži į eterį iš karto, žinai. Ir tada bent jau, žinai, paputojai, gali eit miegoti. Lengviau nepasidarė, bet bent jau nepablogėjo. Ta įtampa nesusikaupė viduje. Būdavo tokių labai juokingų sprendimo būdų, būtent kažkaip aš atsimenu tos kadrus, kada ypač Amerikoje žmonės pirkdavo tualetinį popierių labai dideliais kiekiais. Tai toks būdas nusiraminti tikriausiai, nes tu kažką tai darai, atlieki ritualą, kuris tau pažįstamas, važiuoja į prekybos centrą ir tada kažkaip tai, nors savaime tai yra beprasmis veiksmas. Čia toks tarpinis tarp susidarimo ir, bet tai yra panikos forma, nes visi tai mato. Tai. Jo, tai aš irgi taip manau, kad tai yra būdas žmogui, kaip sakyti, atlaikyti tą susikaupusi, tvaną išgyvenimų, kuriuos tiesiog išleidži į eterį. Ir tas užsikrečia, tas galbūt atrodo labai neracionaliai, kam tu tą darai, bet žmogui kažkur reikia padėti visas savo mintis, ar savo baimės, ar savo nepagristus dalykus, jisai išpila tą eterį. Kaip sakyti, jisai, reiškia, panikuoja ir tada, kitai pusiai klausytojai, ar jie panikuosi tai ar ne, tai čia jau pasirinkimas, nes tu gali atremti, taip baisu, taip garsiai šneka ir kad baisu. Aš noriu dar paklausti vieno klausimo, Viktorai. Kaip pačiam atrodo, pavyzdžiui, tos praktikos, kaip yra gydomos fobijos. Pavyzdžiui, žmonės bijo vorų. Tai yra toks būdas, kad bandoma kažkaip tai po truputį pripratinti galbūt kažkaip, ar panikos atveju tiktų iš principo kažkas panašaus, nes čia ne visai tai, apie ką mes šnekam. Mes daugiau skiriam labai aiškiai, kur yra toks praktiškai tokios racionalios kontrolės lygmuo ir staiga yra tokia fiziologinė baimė. Bet kai tie atvejai, kaip pasakė, irgi žmonės bijo skristi, pavyzdžiui, tai čia tokie fobijos atvejai, kurie turi savo irgi tą gydymo kažkokią tai strategiją. Ar čia jinai tiktų kažkiek, ar nelabai? Ne, netiktų, nes panika tai yra peržengta riba. Tai reiškia, jeigu fobija, tai žmogus bijo, bet jisai dar neperžengęs ribos ir tada gali, koks būdas daromas, kad yra bandomas daryti toksai palaipsnis nujautrinimas, ne? Tai yra po truputį, jeigu gyvai bijai pamatyti, ar gali įsivaizduoti, tai yra kažkokiais mažai žingsniukais priartėti prie objekto, kurio bijai ir atsitraukti, kad turėt kontrolės jausmą. Ir po truputį judi. O kai jau yra, kaip sakyti, panika, tai jau žmogus peržengęs ribą ir jam reikia grįžti į normalią būseną, į būseną, kai jis jaučiasi, kad kontroliuoja. Bet jeigu mes valdytume fobiją, kai kuriais atvejais, ne visais, tai galbūt mes nepriartėtume prie to slenksčio. Tai ta prasme, prevencijos prasme. Taip, tai prevencijos prasme tai gali būti būdas, kad žmogus turi kontrolės mechanizmus ir ten, man atrodo, su skrydžių baimėm tai yra ten daugiau metodų, reiškia, įvaldyta, reiškia, kad žmogus turi savo būsenos kontrolės jausmus. Jam artėja skrydis arba mintis apie skrydį, jiems kyla reakcijos. Ir jisai ar jinai žino, ką daryti, kad tos reakcijos bent jau neaugtų, gal ir mažėtų. Ir kai jis jau turi įrankį, tas jam leidžia turėti pasitikėjimą, kad jis gali artėti prie situacijos, ar įsivaizduoti, ar gal net paties skrydžio ir taip toliau. O tokiuose lengvesnėse situacijose, pavyzdžiui, šitą viešo kalbėjimo baimę, ar ne? Čia Sauliaus reikėtų paklausti, tu turi viešo kalbėjimo baimę? Aš kad turiu. Ar tu ją įveikė gal kada nors? Aš manau, kad mes visi trys esam turėję daug patirčių su viešu kalbėjimu. Bet čia man užsidomi iš to Viktoro mintis, nes šitas populiariausia baimė, kaip žinia, bet būtent ką su to yra tokių žmonių, kurie sako, kad tą gydyti reikia tik tai darant. Bet aš prisimenu savo atvejus, kada iš tiesų tai pasiekia pakankamai ribinį momentą ir kada iš tiesų pasidaro ir pykina, ir silpna, ir panašiai. Ir aš dabar tai sakau atvirai ir dalinuosi ir toksai jaučiuosi kažkiek pažeidžiamas dėl to, nes įvaizdis yra visai kitoks, kad tarsi. Bet aš prisimenu, kad aš paprašiau organizatorių, kad man pastatytų kėdę ant scenos. Vienu atveju, kitu atveju aš paprašiau, kad man pastatytų pulpitą, reiškia tą daiktą, ant kurio tu dediesi, reiškia popierius. Ir aš nei vienu, nei kitu atveju nepasinaudojau. Bet žinojimas, kad galiu pasinaudoti, man iš principo nuėmė, nes tai jau yra tada, kada jau tai pasiekia tam tikrą lygį. Šiaip iš principo ten nerimauji dėl to, kad bus ten auditorija, reikia tau ten sakyti pranešimą. Tai čia yra normali būsena, yra tam tikras dalis to, kad tas pranešimas tau pavyktų iš esmės, nes jeigu nėra visiškai jokio absoliučiai nerimo, tai yra, man atrodo, truputėlį nelabai sveika
Jo. Taip. Reiškia, bet kada tai pasiekia būtent tą prieš panikinę tokią būseną, pripenik, reiškia, tą būseną tokią. Jo. Tai va tada tą jausdamas, tu tarsi ieškai tų būtent įrankių, kurie gali tau padėti įsižeminti. Man taip skamba tas dalykas, kai būna, kai žmonės sako, žinai, kai aš įkišu rankas į žemę, tai man palengvėja, kaip ten žmonės, nu, žinai, daržė žmonės kasasi, Taip. mėgsta pasikasti, žinai, ir jis elektrą nuleidžia tenai. Tai man ta objektai irgi tarsi atlieka tokią funkciją. Ką, Viktorai, tu manai apie tą viešą kalbėjimo Jo, baimę arba aš tikrai turėjau ir manau, kad turėsiu. Aš pastebėjau, kad yra keli keliai, kaip didinti baimę ar mažinti. Aš nežinau, ar žmonės patys savo pastebė, bet ten ateina mintis, kad šnekėsiu. Bet čia viskas bus ateityje. Tada aš kažką pasakysiu, tada atsitiks kažkas blogai. Nu, ten pamėsiu mintį, užsikirsiu, kažkas atsitiks. Nu, žinai, ir tada, jeigu tesi scenarijų, kas blogo bus arba kažkaip, ir nebūtinai taip konkrečiai, kaip dabar sakau, tas vyksta 0,1 sekundės greičiu. Čia aš taip labai lėtai kalbu, bet iš tiesų vyksta kaip greitas filmas. Tai pasipila, tada būsena pradeda širdis jau plakti, tada tai man yra įrodymas, kad jo tikrai šudinai čia gausis. Nu, žinai, ir aš tą užburtą ciklą pradedi savį sukti ir staiga supranti, kad nebegali jo sustabdyti, nes gal ir tikrai gali visko atsitikti ir gal tikrai aš kažkaip susimausiu, nu, žinai, ir tada tas būna. Tai tada būdas, tema yra prieš panikinę būseną, kaip rimtai žiūri į savo būseną ir kaip pasirūpini savimi, kad išeiti iš to ciklo. Nu, tai kaip tu sakai, ar kėdė, ar dėmesys kitur, ir čia yra momentas, kuris yra svarbus, man atrodo, tokiai daugelį žmonių savireguliacija bendraja prasme, mokėjimas pasinerti į būseną ir mokėjimas iš jos atsitraukti. Tai šitas mokėjimas, kuris šiaip galbūt aktualus, gal neaktualus, nu man aktualus, nes aš dirbu šitą darbą, bet žmonės nekvaršina galvos. Tos būsenos mus ištinka, tai nei pasineri, nei ne, bet kai eini skaityti, tai yra gerai mokėti ir įsivaizduoti, kaip bus, kad pasiruoštum, kad mobilizuotųsi, čia normalu galvoti apie tai, kaip bus. Ir normalu truputį atsitraukti, kad kažkaip pagalvoti apie temą, ką aš sakysiu, vėl pereiti į turinį, perkelti dėmesį į kitą dalyką. Iš tikrųjų perkelti. Jeigu tas gaunasi, tai tada ta būsena bent jau nepasiekia raudonos linijos. Ir tai treniruojama, jeigu aš neklystu. Toks būtent gebėjimas įeiti ir išeiti, tai yra treniruojama. Ir čia turbūt labiau apie tai kalba, o ne tai, kad daryk daugiau pranešimų, tai nustosi bijoti daryti pranešimus, žinai. Greičiau mokėk įeiti į būseną ir išeiti iš būsenos, o ne. Jo, bet čia yra dvi dalis. Čia yra treniruojama, bet šitokia būsena, jinai užkabina esminius įsitikinimus apie save. Jeigu aš einu į pranešimą, ir manau, kad aš esu good enough ar pakankamai geras ekspertas, ar turiu ką pasakyti, fine. Bet jeigu aš einu ir pagalvoju, turiu vidinį įsitikinimą, kad aš esu iš tiesų apsimetėlis, tas imposter sindromas, ne? Ir tas pasileidžia, tada laikyta būsena labai sunku. Ir tada užsikabina jau gilesni sluoksniai. Čia mano esminis momentas, ką dabar Viktorijai pasakiau, aš iš savo patirties sakau, aišku, labai svarbu, kaip tu pradedi, kaip tu įeini į tą, bet sėkmingos pradžios prielaida yra tai, kad tu tikrai žinai, ką tu nori pasakyti. Ir tam, kad, pavyzdžiui, man labai dažnai būdavo, kad mano temos pakankamai sudėtingos, nes labai daug yra visko. Tai aš turiu tada tą viską nufiltruoti tokiu būdu, kad, reiškia, aš pats patikiu, jog tai, ką aš turiu pasakyti, yra labai paprasta. Ir tai susideda iš 3 maksimum dalykų. O kada aš su tokia formulė, tai, tai tada man yra tas noras užmėgsti tą kontaktą nuo pat pradžių, nes aš jeigu ateičiau ir žinau, čia aš 20 puslapių perskaitysiu, kaip ten, koks ten Dekartas ar Kantas, reiškia, mąstė, tai viskas išsijungia iš karto, bet jeigu tu gali pasakyti taip 3 dalykus, jie yra paprasti ir jeigu aš juos žinau, o 3 dalykų nepamirši, žmogus gali atsiminti tik 3 dalykus, bet tiek pa. Tai tada nuo to pirmo kontakto praktiškai irgi būna taip, kad auditorija labai būna įvairiai, bet tu matai, kas tavęs klauso, tu tada gali kalbėti tiems žmonėms, užsikabini ir tada jau pačiam tampa intriga, reiškia, kaip toliau, reiškia, vystyti tą, tai įsitraukti tą būseną, kaip sakai, įeiti. Jo, aš manau, kad čia svarbu, čia kiekvienas turi rasti savo galbūt būdą. Aš prie vienos konferencijos metu man užkabino mikrofoną, aš jau turėjau būti sekantis pranešėjas, kitas pranešėjas, ir aš stovėjau už kulisių ir jaudinausi, nebaisiai ten, reiškia, iki panikos buvo labai toli, bet aš tiesiog, matyt, buvo tas momentas, kad aš nelabai žinojau, ką pasakyti, arba buvo tas imposterinis momentas, kad aš galvojau, kad aš iš tiesų tai, ką aš sakau, nėra nei velnio vertinga, arba kažkas reikšmingo, o aš vis tiek eisiu tą sakyti. Ir tas, reiškia,
vidinė ta baimė kilo, aš prisiminiau, galvoju, kas man palapė, ai, tai man reikia krūvį fizinį kokį nors padaryti. Nu, ta prasme, pakel kraujospūdį, galbūt kažką tokio, nu, fizinį krūvį padaryti. Ir aš, stovėdamas už kulisų, pradėjau daryti pritupimus. Man daug nereikia pritupimų padaryti, kad mano, reiškia, pasijustų tai ant manęs, reiškia, kad pradėtų trūkti oro ir kad pradėtų, reiškia, kraujospūdis padidėtų. Ir staiga pasigirdo toksai, salėje pasidėjo juokas. Paaiškėjo, pasirodo, aš nekreipiau dėmesį, kad dalis kulisų, už kur aš stovėjau, buvo permatomos. Ir matėsi, kad aš darau tos pritupimus. Ir po to, kada aš išėjau jau kalbėti ant scenos, tai buvo visiškai jungiantis mane su auditorija momentas. Tai yra auditorija, kuri matė, kad aš reiškia, dariau pritupimus, tai kartu pradėjo su manimi juoktis. Aš pradėjau juoktis kartu su jais ir tai visiškai pakeitė, reiškia, esamą situaciją. Perjungimas dėmesio, reiškia, į juoką iš savęs, jisai pakeitė iš esmės. Ir, nu, iš tikrųjų, pranešimas gavosi visai pakenčiamas. Tai va toks. Geras. Norėsiu, kad Viktor kažką. Aš puikiai, o aš, Rasiau, reaguojant į to 3 dalykus, kur noriu pasakyti, aš prisiminiau, kad yra iš tiesų kitas būdas panikos valdymui, ne tik tai pojūčiai, iš tiesų ėjimas į pojūčius. Ir juose yra, ten vadinasi metodas 5-4-3-2-1, tai yra eiti į pojūčius, nes problema panikos, kad mes užsisukam galvoj. Galva tampa mūsų priešas, mintis, galvojimas tampa priešas. Ir ten yra būdas, 5 dalykus, kad žmogus įvardintų, kurios mato. Užduotis paprasta mechaninė. 4 dalykus, kuriuos jisai paliečia, 3 dalykus, kuriuos girdi, skirtingus dalykus, ką jis girdi, 2 dalykus, ką užuodžia ir 1 dalyką, kurį skoniu jaučia. Ta prasme, tu eini tiesiog ir užduotis mechaninė paprasta. Eini į pojūčius ir ne apskritai į pojūčius, o tu turi, vat kaip tu sakėjai apie 3 dalykus, kur pasakysiu auditorijai, tai konkrečius dalykus, ką matau, paliečiu, girdžiu, užuodžiu, nu, ir pajaučiu burnoje, nu, skonį. Čia labai geras dalykas, bet jis man primena dar vieną techniką, kurią naudojo šitie oratoriai dar senoviai. Kadangi reikėdavo atsiminti daug peripetijų, ten kalbos ir taip toliau, tai būdavo tokius memoninis pratimas, kad tu kažkokį tai dalį kalbos ar kažkokią tai idėją susijai su daiktais, kurios tu matai aplink save. Ir tada tau aiškiau, nes jie yra čia pat ir tada iš karto užsikrauji. Čia sena technika irgi susijus. Man įdomu, kad tie pojūčiai, kuriuos sakai, jie irgi turi tam tikrą vidinę logiką. Jie nuo tokių, reiškia, nuo regimų dalykų pereina į kažkokius labiau tokius taktilinius. Vidinius. Labai įdomu. Vidinius. Bet čia yra tikrai įsižeminimo pratimas, nu va tai ką ir mes šnekėjom, tai yra išeiti iš galvos ir dažniausiai galva mums išduoda tada, kai piešia visokius scenarijus. Mes užsisukam scenarijuose į turinį pranešimo, kurį norim šnekėti. Jeigu neturim pranešimo, tiesiog panikuojam, tai tiesiog ką mes matom, girdim, užuodžiam, jaučiam, liečiam, nu, žinai, tai yra vat pereiti į tą grinai čia ir dabar momentą. Nu, žinai, tokia. Na, dar niekada mūsų pokalbių istorijoje, mūsų pokalbis nebuvo toksai, kaip čia, pragmatiškas ir konstruktyvus, bet dar labiau į tą orientuotas į tokį visiškai, žinai, vos ne saviugdos, arba kaip čia pavadinti, reiškia, self-helpo, reiškia, kažkokius tokius momentus, kas manau, kad visai yra naudinga ir aš netgi tą įdėsiu į anonsą vienaip arba kitaip, bet aš dar pabaigai noriu papildomai dar vieną panikos aspektą užkabinti ir tuo mes turbūt ir pabaigsim, nes laikas eina į pabaigą, bet dabar žmonės, yra dalis kategorijų žmonių šiandien Lietuvoje, mes šiandien esame įrašinėjame laidą gegužės 24 dieną, ir ypatingai pastarosiom keletą pastarųjų savaičių yra tokia tarsi ilgalaikė panika. Jinai yra ne kažkoks tas, reiškia, uždarė visus mus, tai mes panikuojam, paskui nustojam panikuoti, paskui vėl panikuojam, paskui kažką tebiškai jau nebepanikuojam kažką. O čia toksai darosi ta karo baimės momentas, darosi toksai ilgalaikė panika. Ir čia turbūt fokusuoti savo dėmesį į 5 pojūčius arba skonį ir kažką ar ten objektus turbūt labai padeda. Bet kadangi mes jau pradėjom bandyti padėti arba net ir savo kažkuria prasme ir mūsų žiūrovams, klausytojams, tai kad gal padėti, bet gal pasidalinti galimybėmis. Ilgalaikė panika. Kaip šitas Salvadoro Dali paveikslas, atsiprašau, ne Salvadoro Dali, Picasso paveikslas Pilietinio karo nuojauta prieš Ispanijos pilietinį karą, arba daugybė kitų menininkų buvo kūrinių, kurie atsirado dar neįvykus tam, kam jie buvo skirti.
Ir, bet tas nuojauta, net turbūt panikos nuojauta, net ne panika, panikos nuojauta, kažkas tokio vat, yra tvyro ore. Kaip, nežinau, Rasiau, tu priėmė šitą realybę ir ką tu Mm. galvoji, gal, nežinau, iš žmogaus pusės ar filosofo pusės, kaip tai tu tą supranti? Man atrodo, kad čia yra šioks toks labai svarbus skirtumas. Tai nėra kažkokio karo nuojauta, bet tai jau daugiau yra, mūsų atvejis yra toks, kad iš esmės ne mes galbūt, bet prieš mus yra jau kariaujamas. Kad mes jau esame toje situacijoje, kuomet panikos kurstimas yra vienas iš ginklų, kuris taikomas sąmoningai įvairiam informaciniam kampanijom ir taip toliau, ir tų dalykų žymiai daugėja aplinkui. Tai kai tu turi tą, reiškia, veikiantį subjektą, tu supranti, kad čia yra kažkas tai daro tą. Tai situacija yra šiek tiek kitokia. Tai nėra ta situacija, kuomet, žinai, mes visi gyvenam, mes funkcionuojam, bet va, tau kažkaip tai nesiseka, nes tu prarandi kontrolę ir taip toliau. Tai reiškia, tu nesi vienas šitoje vietoje. Tai reikia rasti būdą, kaip, reiškia, gyventi būtent va, tokio hibridinio karo sąlygom. Man atrodo, tai padėtų ir su panika tvarkytis. Man atrodo, čia esminis skirtumas yra tarp tų situacijų, kurias tu nupiešiai. Bet čia nepaslaptis, ta tema irgi atsirado iš to, kad mes galvojam ir vat, kaip tik aš pradėjau nuo to, kad, reiškia, kyla kažkoks klausimas, ar tu esi pasiruošęs, ar tu gali būti pasiruošęs, ar kaip tu galvosi, kaip tu ką darysi ir taip toliau, visus šitus dalykus apmastai, bet šiek tiek palengvėja, kai tu supranti, kad tu jau esi prieš savo valią praktiškai, bet esi vis tiek įtrauktas į tą, reiškia, kovos režimą. Tai ar tu, pavyzdžiui, sporto atveju, ar tu, reiškia, dalyvauji partijoje, ar tu ją stebi. Tai šiuo atveju tu jau dalyvauji toj partijoje, reiškia, atitinkamai ir jaustis reikia. Čia tarsi tai, kad kadangi yra akivaizdus priešas arba akivaizdus šaltinis pavojaus, tai tada yra tas palengvina, kadangi yra akivaizdus. Tai man atrodo, tai bent jau turėtų palengvinti kažkuria prasme. Ne visiškai aišku, bet tai bent jau turėtų palengvinti tą panikos, reiškia, potyrį. Viktorai, ką tu manai apie tai? Jo, aš sutinku su Rasium ir čia tada tema prasideda yra koks mūsų atsakas į tai. Nu, žinai, kaip visuomenės ir kaip mes, žinai, mobilizuojamės. Ir iš tiesų čia yra, čia irgi žodis panika, bet čia yra daugiau gąsdinimas kitų ir savęs. Aš tą vadinu gąsdinimu. Tai yra priešas gąsdina ir mes vieni kitus gąsdinam. Ir gąsdinimos įprotis yra atėjęs iš vaikystės. Jeigu atsimeni, kalbėjom apie tos kambarius, kurios nei, taigi vaikystės žaidimas yra, žinai, specialiai gąsdinimai. Kažkuria prasme, jeigu, žinai, mes pražaidžiam tą scenarijų, tai jame yra, mano atsakymas būna dviejopas, padaryti, ką gali padaryti, tai reiškia suvokti, ką tu gali padaryti, nes tema yra nežinomybė ir šita nežinomybė ir šita neapibrėžtim yra žaidžiama. Mes nežinom, kaip bus rytoj, arba ateityje, o priešas sako, bus blogai, mes jūs užpulsim, žinai. Ir tada tas scenarijus sukasi, bet tai, kad užpuls, žinai, aš nesileisčiau į objektyves analizės. Gal užpuls, o gal ne. O mes veikiam, kad jau užpuls, žinai. Tai tada tą dalį mes turim skirti kažką pasiruošti, ką aš darau, jeigu, ir tas žmonėm duoda kontrolės jausmą. O kitą dalį žiūrėti, kaip aš galiu nugyventi tą, kaip sakyti, išlaikyti tą normalumą ar tą gyvenimą, kurį turiu, nes kaip tik jį ir noriu atimti. Ir kažkuria prasme pasipriešinimas yra būtent tame, kad tu išlaikai tą gyvenimą, kurį iš tavęs bando. Būtent, tas įgauna prasme. Tada aš ne šiaip sau tą, bet aš jeigu karo metaforą įmant, jeigu prieš mus kariauja, tai aš turiu būti pasiruošęs atsakyti, atsilaikyti, žinai, išsaugoti tai, ką man reikia. Ir padaryti savo namų darbus, kurios kiekvienas daro, kurios gali padaryti. Jo. Žodžiu, stoikai čia mums eilinį kartą bus į naudą su savo tuo do what you can, where you are, with what you have. Ne? Daryk, ką gali su tuo, ką turi, ten, kur tu esi. Rasus krato galvą, nes stoikai jam nepatinka. Su stoikais čia galima atskirai pakalbėti, bet čia tai bus kita tema. Tai bus kita tema. Kita tema. Ačiū Jums labai, kolegos, čia buvo filosofas Rasius Makselis, psichologas Viktoras Keturakis ir aš Saulius Jovaišas ir mes pasimatysime kitą kartą, tada, kada Jūs norėsite, o jeigu pasižymėsite YouTube subscribe arba Spotify taip pat pažymėsite, kad norėtumėt gauti signalą, kada ateina nauja laida, tai mes būsime kaip čia inline ir laiku. Labai dėkoju už Jūsų dėmesį, susispėtimai, tai yra pokalbė apie nepaprastai ir dar kartą nepaprastai paprastus dalykus, tokius paprastus kaip pavyzdžiui šiandien kalbėjome apie paniką, beprotiškai paprastas dalykas. Ačiū labai, iki kito karto, sėkmės visiems. Viso. Susispėtimai
apie nepaprastai paprastus dalykus. Filosofas Rasis Makselis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas.